Sveiki atvykę į dar vieną reaguojam epizodą. Vos nepasakiau, ragaujam epizodą. Kas ragaujam? Ai, balta lietus, sveiki visi su jumis. Aš vėl balta lietuvis. Yeah. Vėl, kuo ilgesnis intro, to blogiau yra. Gal iš naujo padarom. Šiandien aptarsime Pelenę princesę laidą, kurioje dalyvauja mūsų labai mylima Iveta, kuri yra iš sesės Sode. Man patinka, kai žiūriu kažkoks. Kaip tu manai, kas padaro mūsų draugystę tokią stiprią? Nesupranti, apie ką mes, ne? Ar tada Kira? Iki šiol nežinau, ar jinai yra Pelenė ar princesė, dar nežinau, dar nemačiau šitos laidos, bet galim pažiūrėti. Tiksliai nežinom, ar galim naudoti šitą medžiagą YouTube'ui, tai gali būti, kad mus ištrins šitą video, bet paliekam nuorodą į LNK Go, kur yra patalpinta šitą laidą. Taip, pareklamuojam, eikit pažiūrėti. Sveiki, mano vardas Iveta, man 26 metai ir gyvenu aš Juodžių kaime, Joniškio rajone, aplink Šiaulius čia kažkur. Šiaip esu jogos mokytoja, taip meistrė ir vedu moterų ratus, vedam kartu su draugė stovyklas, įvairius renginius, festivalius kuriam ir buriam ir šiuo metu esam šitam sode, kur grįžom čia iš kelionių Pietų Amerikoje. Užaugau Airijoje kartu su draugė, su kuria mes gyvename dabar šitam sode. Mes esam geriausios draugės jau daug metų, nuo kokį 12 gal. Ir grįžom tiesiai į kaimo gyvenimą, o užaugom šiaip mieste. Čia Amanda, mano bendražygė, su kuria mes kartu. Žiūrėkit, aš nežinau, ar taip galim sakyti, bet aš turiu teoriją apie jas. Kad jos abidvi buvo, šiaip kiek aš žinau apie jas, tai jos studijavo, ten, žodžiu, gyveno normalų gyvenimą, kaip ir mes visi mokyklai ir panašiai. Gyveno Šiauliuose ir tada išvarė kažkur į Pietų Ameriką. Taip. Atras save. Jo, pabūt, pasavanoriauti. Taip. Ir aš manau, kad mano teorija visiškai čia nieko neparemta, bet aš manau, kad jos išvarė ir blondinė įgavo tokį labiau verslumo dalyką. Tipo, jinai jogą išsimokė, jinai veda jogą dabar Šiauliuose lygai, žodžiu, užsiema visokiais dalykais ir darosi šaibas. Daro šaibas žmogus. Po 3 štukas už kelionę. Man atrodo, kažkas ten buvo, kad labai daug jo. Kad daug reikia susimokėti, žodžiu, kad su jom varyti kelionę. Žodžiu, žmogus verslus daro šaibas. Amanda šitą... tamsesnė. Jo, Amanda pasinėrė į tą gyvenimą. Jinai neišsipisinėjai. Jokių jai babkių nereikia, jai nieko nereikia. Jinai išvarė ir mano teorija yra, kad jinai pilnai yra išpratėjus. Jo, ir jinai absoliučiai išpratėjo, jinai kelia video, kur dainuoja, tada kur su veržo šakom pobų. Gyvūnus daro, jo. Jo, nuostabi, visiškai šitas nuostabus duetas yra, man labai patinka, nueikit pažiūrėti sesės Sodė. Tai gyvename mes be vandentikio. Mūsų vandens šaltinis yra šitas nuostabusis šulinys, iš kurio kiekvieną rytą pasiemam gyvo vandens. Va, matai? Matai? Jo, jin vandenį gyvą vadin. Tas sako, mes turim tiesiog šulinį. Ne, mes turim šulinį. Gyvą vandenį. Tai ten energizuotas yra su kristalais. Ta blondinė gal jau norėtų varyti, gyventi normalų gyvenimą, bet nelabai jau gali, dabar jau per giliai. Tu dar pabūk, čia gerai, mes čia gyvenam, o mieste ten tave laikys. Taip, čia energija. Mes vasarą nešamės visus savo indus ir darome valgyti čia, nes smagu. Jau. Grįžom čia prieš... Žiemą, aš įsivaizduoju, su panelinamusiais pirštais tą šulinį vandenį. Kaip mūsų proseneliai Sibire bulvės, va. Viskas gerai, man smagu. Čia gyvas vanduo, aš gyvą vandenį pilu. Ant suledėjusių pirštų gyvą vandenį. Triedikas 2 dieną, nes valčiadamblį vieną išgeri netyčia, bet šiaip gyvą. Svajonės išsipildymas ir yra tiesiog auginti savo maistą. Atsikeli palei saulės šviesą. Jie juoks jau. Su pončium jinai va tokį. Tiesiog užsiemi darbais, kuriuos reikia atlikti tą dieną. Grožio salon. Aš tai įsivaizduoju, va, kad jinai eina, dirb, ravi, iš tikrųjų rūpinas to daržu, o ta kita eina, glosta lapus, tiesiog, va taip, prabrauk. Jinai šoka energijos, energizuoja daržovės. Jo, braškas tik suvalga, kol ta ten su pirštinėm hujelį. Sako, mano, tu gali prie vietą. Gali ateit man padėti toj.
Biškė. O jinai filmuojas. Mūsų medicina. Tai mūsų naujausia instaliacija, kurią įgyjom prieš keletą dienų tik, tai mūsų nauditelaitės dušas. Pašyla nuo saulės, vanduo. Ir tuomet pašyla nuo saulės, bet jaučiu, jeigu suktum tą kraną, dušę suktis, tai tik biški link šilto. Jo, minimaliai link šilto. Vasarą šį būna šiltas, bet pliau per naktį vis tiek šalta. Eiktų šiek tiek. O kam? Jeigu jūs nuvarėt nušvitot, kodėl jūs prieš vandentikius esat? Kas yra blogai su vandentikiais? Žiūrėk, va tokį vaizdą. Pamatysim, toks išlendva, pas tave kaime va žiūri tave. Ties šroks tarp krūmų. Kodėl jis yra prieš tualetus, prieš vandentikius? Čia tipo, kad jos viską pačios turi susikurti, aš nesuprantu. Nu, kad saugot gamtą. Saugai gamtą, gyvą vandenį, gėrį, čia viskas yra surišta. Bet ten matai praein pro vamzdžius. Čia jau viskas. Nes tipo, aš galvau, kad mes evoliucionavom nuo lauko tūlikų iki normalių tūlikų, bet jos eina... Ne, jos atgal. Regresiją daro. Regresiją. Acijos tai kaip senais gerais laikais reikalai atlikti čia. O čia mūsų žavingoji princesė, kuri, kaip jis sako, kaimo tikrai nebijo. Esu Evelina, man 32 metai, turiu savo verslą, tai yra nišinių kvepalų parduotuvė. Turiu dukrytę, 8 metukų. Elija labai mėgsta dėlioti. Eik prie popierio atsisės. Kažką daryk. Bet ką daryk. Tai vasarą nereikia mokyklą. Kažką po. Nu kažką, tipo, kad ir darai. O tai knygų nereikia skaityti vasarą. Kadangi dirbu su kvapais, tai iš ties neturiu tų vienų mylimiausių kvepalų, labai mėgstu visus kvapus. Čia kokį 10 štukų yra. Jo, bet čia jau yra... Kvapai yra skirtingom progom, skirtingom nuotaikom. Bateliai, batai... Mėgstu iš ties labai... Šitam video labai daug kraštutinumų yra. Nu, čia toks yra tokia resmė, bet tipo, jinai tos galėtų bent vandentikis, o jai tikrai nereikia tiek batų. Naktau. 100% nesidėt visų. Tikrai nėra visų užsidėjus. Tai labai atsižvelgiu, labai mėgstu įvairiausius kremukus ir rumukus. Tai turiu taip pat tam silpnybę. Iš ties esu užimtas asmuo, neturiu tiek daug laiko keliauti po tas įvairiausias procedūras. Esu tokia labiau naturalistė, man paprastumas ir yra genialumas. Jeigu spėju makiažą kažkur prieš renginį padaro, bet kažko ypatingai ne. Tai pelenė... O kaip šitą filmavo man? Produsai čia tipo, eik dabar užsidėk batus ir pavaikščiok. Čia keiščiausias dalykas. Pavaikščiok su tais batukais, biški prasisuk čia. Ir ant žemės tupitas. Jo. Jo, gerai, kadai. Ta naktį miegos šioje lovoje, šioje pusėje, tai yra mano pusė. Šiuo metu, kai yra šilta. Kaip jinai sukontroliuos, kurioj pusėje miega svečios? Mes visuomet stengiamės sėdėti terasoje, pasidarėm savo tokią pramogą, pasistatėme baseiną. Įdomu, ar bent nutuokia mergina, kas jos... Negyvas vanduo baseinai. Jo, negyvas. Ten negyvas. Ten iškrauklė. Įsivaizduoju, kad tikrai pasėti ir nagai auginti ir tiesiog tokia šviežiai išėjus iš salono. Tik tiek apibūdinimą turėjo. Bet šiaip čia nėra sąžininkai, jos gyveno tokį gyvenimą kaip jinai. Jos gyveno būtuose normaliuose. Ir jom čia nėra šokas grįžti į normalų gyvenimą. Tiesiog jom čia, blet, atsibudimas. Blet, mes taip galėjom gyventi visą laiką. Palauk, kodėl mes nesinavom? O nahui mes tam kaime. Girdė, Amanda, palauk, aš dabar pagalvojau, kodėl mes chatos tiesiog nesinavom su normaliu vandentikiu. Abi merginos nekantriai laukia didžiojo nuotykio, kuris jau visai netrukus. Liko tik žengti žingsnį pro duris. Gerai, pasiruošus. Pažiūrėsim, kaip seksis mieste. Geros dienos. Ai, su vyru gyvenam? Ačiū. Tai jinai vyrą gauna, o jinai gauna tą išprotėjusią draugę. Įmeta visą vyrą gauna. Jo, jinai gauna normalų gyvenimą. Va, normalų vyrą, turtingą, turbūt labai vaiką, šeimą, viską gaus, galės ramiai pasidėti, nereiks... Vaikas, kaip matėm, namų darbus daro visą dieną. Jo, vaikas šaunuolis. O tai reiks tvarkytis, kur ta šaunuolis. Ei, gal į vidų jau tamsu, vilkai laksta jau aplinkui čia. Eik, ne, palauk, aš dar. O ta grįž išpratėjus. Jo. Šita koks tas vardas, nepamenu. Nu, tarkim, Miglė. Šita Miglė grįž, yra Miglė iki
tos sodybos ir bus Miglė po sodybos. Princesė ją reikia vadinti. Aš noriu Kolumbiją važiuoti į stovyklas. Jie tikrai užparins. Jo. Ir vyrui pradės pis proto. Kodėl mes taip gyvenam? Tu nieko nerušioji. Vandenį leidžiam pastoviai. Aš nesuprantu. Mes galim 100 kartų paprasčiau gyventi. Kam čia reikia dabar? Jau pradės žiūrėti, ar rodė tas sodybas pigias. O vyrs, aš stačiau namą, dirbau visą gyvenimą. Aš taip pagalvojau, kad stengiausi. Eik tu namą. Ate šuniukai mano. Mikis kartu važiuoti nori. Mikiui tik į kaimą ir leiskit. Ką čia manyčiau? Bet jaučiu, siūlė laidą filmuoti abiem. Tai varykit abi, tipo, draugės varykit. Ne, aš iš čia niekur nevažiuosiu. Jūs iš mane čia tik kojami prieki išvežti. Aš galiu laukia mėgoti, jin ten tegul būn. Aš iš čia nežengsiu nei 100%, tai buvo, jinai tikrai nepasirašė dėl to, kad jinai neįs iš tos sodybos. Jinai neįs gyventi, nei biškio į tą negeresnį, o į tą tų konsuminimo pilną gyvenimą. Jo, į tą industrializacijos pasaulį, kaip sakom. Šou biznis mažytė. Važiuoja, kėdukai rankos. Kėdukai, va. Gražus nauji. O kodėl nesugrįžom? Nėra čia konsuminimo. Tai patys pasidarykit vyžas, Taigi, va, vandentį mokat pasidaryti. Su češkiam. Kokius geras žodis. O, ir iPhone-a kokį. O tai kam iPhone? Blemba. Ai, jos daro šitus video. Kad kitiem parodyt, kaip reiktų gyventi. Tik tai dėl to. Pasak kaip kokia Pakahonta, mūsų vieta iškeliauja į technologijų pilną miestą. Nes nemačius, ką tik su iPhone išmetė iš rankų. Ką tik iPhone iš rankų paleido į technologijų pilną miestą. Jos tik tokus kuriame. Jo, iš automobilių matos, kad ne pelenė. Iveta pirmoji pasiekė Saulės miestą Šiaulius ir savo naujuosius namus. Aš tą vyrą įsivaizduoju, blet, kaip jam. Jo žmona norėjo tiesiog nueiti laidą kvepaliukus pareklamuoti savo. Ir jis turi dabar įtempti šitą. Eik tu nahui, vien su vaiku dabar, man dirbt kurva. Eik, dar čia kažkokia šalava po namus lakstys, aš bybinį. Vargšas vyras. Blet, jis sauka situacijos yra. O įsivaizduoju, kaip iš dukros perspektyvos, tai kažkokia moteris, jie gyvena kameras. Mamos nėra, nieko tas. Kristalus apsidėjus lovą. Kažką. Vis protą tam vyrui, tam vaikui. Kiek tu vandens naudoji? Aš prausios tiesiog. Ne, per daug. Dukrai nebeleis praust. Tas laik norėjau atskiros spintos, kaip faina. Nusprendžiu, kad gal mano metų šiek tiek vyresnė. Paskui grįžta princesė žavioji. Ką rengia, sakykit? Degi. Šitą nebereikės man. Šitą man nebereikės. Bet man taip žiauri nejaukų būtų kito žmogaus rūbus. Jo. Nes aš žiauri nenorėčiau. Bet jai liepia, jai gal pačiai nefaina yra. Eik dabar pasižiūrėk, kokių rūbų turi. Aš neturėsiu rūbų, aš savo atsivežiau grįžą. Aš turiu savo griaužinčius, kur man griauž kūną. Aš nenoriu, kad man švelnų būtų kūną. Turi tą šliubinę suklę atsiversti, kas aš noriu, kad man griaužtų. Puošni prabangi moteris čia gyvena. Kvepalų kolekcija kokia. Visą parduotuvę. Oi, tu visiškai teisi. Dar turėsi garbės susipažinti. Jo, taip svetimus skanus labai šitie. Man tiesiog artimiau širdžiai kvepintis natūraliais kvepalais, nes tai nėra... Kaip vaikystėj, kur paauglystėj, kur rūkai ir tada pušų šakom geriausiai kvepalai. Jo, sakų rand. Sakus limpis. Bet kad kvepi. Baltus tokius, kurį mašiną mėti ir sproksta. Ir kaip vaikas 3 metų visas limpi. Tas toksai. Sraigiu, mučino tą. Mes tai neturim televizoriaus, stengiamės nežiūrėti, o čia visi 3. Realiai taip juoda, balta. Nėra, kad tu vienu metu visus 3 žiūri. Nėra, kad tu atsisėdi ir pisi visus. Tam ir yra skirtingose kambariuose. Nėra, kad tu kuo daugiau telikų ir tuo daugiau žiūri teliką. Dar pagalvojau, kad šitas projektas tau paskambina ir sako, gal nori dalyvauti projekte Pelenė princesė. Aha, tai jūs Pelenė būtent. Ai, okei. Aš apie save kitaip galvoju. Jo, žiūrį, išeišiu, jie kuo paskambinti Pelenė. Ir ateina į mano chatą, tipo ir, fu. Ai, tu kambariokė čia dar yra. Neturi pinigų
Ir aš, okei, aš gau, kad aš... Čia reikia pačiam kambarį valyti. Nu, neturiu tvarkytas. Pala, aš daug neturiu pasirodyti. Pas mane 2 televizoriai yra. Tai suverpino širdį, taip, galvoju, jo, fainiai, bet viską apžiūrėjus. Taip bendram vaizde, supratau, kad vis dėlto mano prabanga yra didesnė. Labai švaru, labai... Jau nežinau, ar čia taip yra. Gal per gerai, čia pasakėjau. Gal jos dvasinė prabanga, žinai. Taip, jos taip matoj. Bet tai iš kur žinau, kad jos dvasinė prabanga nėra irgi didelė. Turbūt dėl to 100 buteliukų kvepalų, kurie pasidėsi yra. Bet gal čia jin savo dvasę taip. Gal maitina dvasę. Gal ją dvasę maitin kvepalai, o ją maitin nušalusios rankos. Nušalusios rankos. Kaip daugiau spalvos, tai nebūtų mano stilius. Man patinka ryškios spalvos, tokios gyvos. Aha, nu čia tiesiog kiek nuobodoka. Liūdna, kad taip atvira matosi visiškai kaimynai, tai nėra privatumo, nėra laisvės, o man viskas labai apie laisvę. Jo, jinai norėtų plikais papais. Jo, jinai tikrai nuoga norėtų vaikščioti. Kas nėra blogai? Nu, tipo, faina, aš irgi gal šiaip norėčiau. O šiaip gali savo kiemą nuoga būti, jeigu mato kaimynai vaikai. Manau, kad gali, gal. Nes tavo teritorija tu šiaip gali. Nu, tipo, neimkit šitą užsigryną pinigą. Baseinas faina, užskaitau. O, fainai. Patiko. Tai dar matai nebuvo įlipus. O įlips, jo, sakys, čia ne. Pirmą įleis kristaliuką, kad šis dabar turi parą pabūti. Jo, kad susigyvintų vanduo, jo. Neik. Tai žiauri, karštai 3 laipsnį, aš noriu pasimauti. Ne, dar palauk. Baseinas sargybinis būtų. Kur mama yra? Labai noriu kažkur eiti gerai visai. Pakeisim jos nuomonę. Pažiūrėsime, ką pasakys Evelina, pamačiusi. Bet jaučiu tą jos Amanda, kai priešinas šitam. Nevažiuok, negali šitą skatinti. Ne, jos jaučiu galvoja, kad jos atves daugiau žmonių į protą, žinai, kad po kiti gal pradėstum gyventi. Matau, tvartą turėsim. Einam apsižiūrėsim. O, gyvulių nėra. Ką čia laiko? Nu jau smarvelė irgi gera. Oho. Negi čia virtuvė. Amanda kampė prišiūs. Aš nenoriu tualetai. Man tualetai. Jei lauko turi, kas yra per daug evoliuciškai. Aš noriu tiesiog pamedžių. O kodėl čia kiemė tiek prišikta? Amandai čia buvo susisukė. Kakavas išgeria Amanda. Pradėjo viduriuoti. Kaip šuo, dabar krūvų. Visokie, nes apsipisus vaikšto nuo kakavos, leidžia vidurius ir negali į kambarį prieiti. Eik tu, ai čia manai buvo. Susisuk. Amanda sėdi tokį. Vaisnai. O Dieve, negyti savo drabužius laiko. O kokia šūba. Švabrinukai. Vandenį turbūt ima iš šulinio. Ką Amanda dabar veikia? Pilna. Nu, nusiplaukiam rankytės. Nu, tikras kaimo gyvenimas, šaltas vanduo. Tau valgyt neduoda turbūt. Kodėl tu asumini, kad neduoda? Jūs šie bomžai esate, taip? Jūs valkatėlės biški, taip? Eik tu nakai. Ridikiulį. Nelabai yra prieš ką čia puikuotis kaime. Rankas paglostė katiną. Apžiūrėjus kiemą, galima judėti ir į vidų. Oho, nu čia aš pa šamanus patekau turbūt. Taip, Vau. absoliučiai taip. Jo, ritualiniai visokie va. Tikrai pa šamanus patekau. Kaip čia dabar užlipt reikės? O Dieve. Nu gal nenukrisiu? Okay. Ką jin be triusikų čia atvarė? Jin jau norėjo įsijausti. Laisvę paėmė. Amanda neleido. Pas mumis tik be triusikų. Be papinyką ir be triusikų. Negali. Eik tu nakai. Man taip juokinga, kad Amandai.
Nuo kakavos viduris mane. Su pončiu. Bet rusiku. Tu pamatysi, jinai dabar smerkia, jinai jau rytoj naktį, blėt, su kakavos padėliu kartu su Amanda. Jie šitą 3 dienas praskris kaip viena naktis. Ir lovą turim, 2 netgi 3. Dar taip nesumačius, wow. Man tai nėra priimtina, man estetika, švara, higiena tikrai labai svarbu ir tai yra prioritetas. Oi, nu čia tai nežinau jau. Taigi žinot, kad turi. Jo, galėjot biškį pasistengti. Gal mergos. Jos kaip tik atvirkščiai. Paliekam viską kaip buvo. Kaip yra, kad parodytumėm iš tiesų kaip yra. Bet ten tavo triusikai namenis yra. Palik. Ne, taigi čia mūsų kraujas. Čia mūsų, čia gyvina namus, jo. Bet, blėd, mergos tikrai galėtų. Nu, galėtų. Tai nešvarės kainas, nežinau. Dabar jau matau, už kur čia ateina. Netiktumėm šio klausimą. Biški kraupo. Kas čia buvo? Gal arbatą? Ne? Ne, atrodo kaip vabalai stikliniai. Arbato jaučiu, ne? Ai, gal jaučiu. Bet žiūrėko, čia ne drugelis, toks su sparnais. Bet gal ne, gal liepžėdis koks, žinai. Ai, jo, fui. Biški kraupo. Jau visko mačiau, bet taip dar nemačiau. Lipam gal iš čia vien šikšnosparniai. Namai, wow, labai nustebino. Tikrai nenorėčiau tuose namuose gyventi ir miegoti. Čia tikri šikšnosparniai. Oh my god. Oh my god. Mūsų šikšnosparniais, gal jau biški per daug yra. Bet, tipo, aš nežinau, ar švara yra, tipo, labai, kaip pasakytas, konsuminimas, ar, tipo, žmonių perdėtas vartojimas. Aš suprantu šitą, šiaip čia mes žvengiam, aš suprantu tą, tipo, idėją, kad tu mažiau vartoji, tipo, eini su gamta susilieji. Bet su šikšnosparniu gyventi. Bet, blėd, nu nešvariai gyventi, aš nežinau, ar čia yra. Prasišuot, kojines išsiplauti. Čia regresija yra jau. Čia regresija. Degradacija. Nes mano senelis irgi gyvena vienkiemy, bet šikšnosparnių nėra. Jiegi draugiški, tik įsirėti, sako laimę neša. Ai, tu na. Jos užsidėjusios šitą, kad šikšnosparniai nelįstų ant veido. Aš nežinau, kokias stiprumo narkotikus turi pisti. Ne, čia jau per daug yra. Čia, nu, tokius, kur trydą paleidžia. Tokie stiprumo. Bet gal šikšnosparniai irgi, tipo, gamta tenais, tu su gyvūnais. Nu jo, bet gal ne namuose, tai mes visą laiką... Aš nemanau, kad jie sterilu yra šiaip, nu, tipo, kad jie... Nes jie ir kakų daro ir viską. Ligas nešioja, taip, čia nėra gerai. Nesveika. COVID-19. Šikšnosparnis buvo ir kas? Gali būti. Ir tas šarvuotis kažkoks, man atrodo. Ne? O gal, aš neatsimenu. Aš neištariu šikšnosparnis. Šikšnosparnis. Reikia parodyti ir savo sekėjom, kad čia tikri šikšnosparniai. Nu šitą ir aš jau būčiau nustebęs. Atrodo, čia sekėjom. Čia aš jau dabar visiškai esu princesės pusėje. Aš irgi princesės pusėje. Aš buvau iš pradžių, tipo... Jo, aš vis dar su gamta esu. Bet dabar jau biškai keičias, manau. Turim. Ne kažką komentarai. Taigi, jinai ne princesės draugė. Pelenės, bet čia dabar šiuo momentu jau yra princesės draugė. Tu nori ar nenori, tu dabar jos draugės. Jo, tu turi tokią draugę. Jo, tu dabar varysi trėsti kiemą. Susijai, ar tas kvapas? Nu čia labai nehigieniška, labai netvarkinga. Man ir tas kvapas labai nepatinka. Pelėsio kvapas, tokio šiek tiek naftalino neteina. O, Jezu, mano. Liam labai nesveikas. Čia tvarkos kada nors, kas čia per siekų. Jeigu jos nesišildo, jos šildas jaučiu, kai žiauriai šalta tik yra, pasikūrena, bet pelėsio jaučiu pizda, bet čia labai blogai. Nes pelėsis blogai yra plaučių. Labai sveikatus blogai. Gyvena tokios, turbūt 100 metų apie švarą, apie tvarką, nėra girdėjusios. Bliam, kaip jinai nebijo sakyti. Šiai trova jau virš 100 metų. Aišku, kad pelėsio kvapas čia yra, kitaip ir nebūna. Nelabai švaru. Net labai nešvaru. Panašu, kai kokia šamanė, laumė gyventų, vaidilutė, net nežinau. Čia ragana gyvena. Tai apsispręsk, ragana, šamanė ar laumė. O dabar dar vienas įrodymas, kad Lietuva maža šalis ir bet kur gali susirasti pažįstamų. O, jau tikrai čia šamanės. Bet labai matyta mergaitė. Žinau vieną mergaitę.
Šiaip labai keista, kad Iveta iš vis tokia, nes aš kaip ją pažinau mokykloje, tai jinai labai daug tokia... Okei, čia geras buvo, nes aš buvau ją iš Instagramo, žinau. O čia iš tokį tvistą. Labai geras, kad jie prieš tai žinojo ir dabar pamatė, kas jai pasidarė. Tiek pat metų? Blet, vyresnė atrodo. Nes atrodo vyresnė. Bi buvo išties jokinga, tokia būdavo, tai visiškai nepanašu apie tai, kas jinai yra dabar. Todo lo que tenemos alrededor. Geras čia bitas. Tai čia jinai gyvena, jinai jo, kažkokia meniška siela labai. Ką jos valgo? O, gausiai valgo. Pusfabrikačių pilna. O tai palauk, kur gyvas maistas? Tai kur ridikėliai, morkytės, salotos? Kur tas, jūs užsiauginot pačios dabar šiltnamiai? Viskas mikrobangyje, ne? Nu va, ir išaiškinu jums. Net aš kur va, pusfabrikačių. Nu gerai, perku šiaip degalinę sumuštinius, jeigu čia su maniau valgyti. Visą laiką. Gal išsako malim? Galim. Susipažinti su šių namų šeimininkė Amanda. Labą dieną! Sveika, atvykusi Sešių sodą, dabar mes. Va, čia gerai yra. Va, čia tai bus gerai. Čia gerai yra dabar. Jau primaišius tų 3 dalų arbatą. Aš tau sakau, jei praeis tas 3 dienos kaip 1 valandą, jinai jau va. Jinai neišeis iš tripo. Jin dabar atsigers, užsimerks ir atsikels jau. Kiek valandų trunka? Man atrodo 12 valandų kažkas ten tokį yra. Nebegrįž. Ne. Skambina vyras, tai kada tu, bleit, grįši? Aš ne vis. Aš būnu čia, jo. Jeigu nori, gali aplankyti. Jo. Tai dukra nenori, jau dukra pasilgus, verkia. Aš čia galiu prisidaryti. Man ne. Aš už moteriškumą ir laisvę. Dabar tau užduotėlė tokia bus čia rytinė. Užkurti ugnelę. Ir geriam rytais arbatą. Čia ant ugnelės va ją pasidarom. Kad ją... Šulinio vandenį man. Tai, kad ją... Aš negaliu patikėti, kad tu atsikeli ryte ir dabar pirms darbs dabar bus eit kurti ugnį. Tau dabar reiks kurti ugnį. Pas mane, tai pavyzdžiui, aš paspaudžiu tą virusą. Jo. Pukštą. Ir einu ant tūliko, sėdžiu tik tokius, važiuoju, kol išsikaičiu. O tenai tą su... Jo. Nes žiebtuvėlę nenaudoji, ne. O kur jos brėžia ribą, vat man įdomu, žinai, kad ties pusfabrikačiai čia brėžia ribą, bet šikšnosparniai okei yra. Tai tipo laužas irgi. Labai kažkaip keista, jo. Kad valgai, kur pusiau padaryti, šaldyti maistai, bet gyveni su gyvūnais. Jo, gyvo vandenį. Keista. Padaryti reikia iš šulinio vandens atsinešti. Reikia surinkti žolelių, mėtų ir bazilikų, gal net eglių šakelių, nežinau ar pažįsti. O... Amanda. Bet jos irgi heitina. Jos heitina. Čia dabar yra kova. Atskirai dabar bazilikus nuo mėtų. Nes jinai pis proto, kad netvarkingo tos dabar, eik suras. Eik, davai, suras žolelės. Dabar bandyk, 3 uogos, spėk, kuri nenodinga yra. 2 nuodingos, 1 nenodinga. Suvalgyk 2 nenodingas. Jo, pažiūrėk. Ir žiūri. O jin mato velnius ant jos ant pečių. Atskirk dabar. Griebė jauti už ragų ir pažintį pradėjo nuo mažų darbelių, kurie yra įprastai jų sesių sode. Tad Ivetai taip pat atėjo laikas sužinoti, kas jos laukia. Labas, labas. Labas, vargšė dukra, blet. Išėjo iš to kambario, dabar laimingi, būkim laimingi. Dabar tas vyras darbų prisidaręs, prisidirbęs, blet. Aš jaučiu, kad čia momentas. Jo, čia momentas, manau, buvo, kai jam reikėjo išeiti iš to balkono su sąrašiu, kuris galvoja, ką aš čia kurva darau. Negi, aš tikrai ant tiek ją myliu. Jo, aš norėjau sakyti, ant kiek tu turi mylėti ją, kad tokiem šūdam pasirašyti. Gerai, dabar Tomai sugalvojom dabar, kiek tu ją myli, ar čia verta yra. Ar verta yra? Nu gerai, prapisiu chatą, ne? Chatos pusėje. Mašiną prapisiu, ne? Dukros nebematysi čiųjų. Ble, gerai, išeis, aš savo pabiriu. Jo, nu pizdu, pakentėsiu dar. Nu kažkaip. Vas, Dainis. Aš Iveta, malonu. Malonu. Labas, koks tavo vardas? Aš Elija. Malonu. Alergija. Evelina, žmona pasirūpinu, kad turėtum gerą laiką, persiskaityk ir manau tau patiks, turėsi aktyvę dieną ir... Tašė susikrovęs, greitai susakau pisam iš Elija, greičiau pisam. Greitai, nes neimk tų žaisliukų, bleit, yra pas močiutę dabar. Kraunam, greitai, bėgam. Ačiū labai. Iveta, tau yra palikus laišką. Turėsi nuostabią draugiją, mano vyrą Dainių, kuris talkins tau mūsų kelionėje.
Čia organizuojame daug veiklų, su kuriomis tave supažindins Amanda. Tai tikriausiai verta pradėti nuo to, kas džiugina mūsų širdis. Tai meditacijos, joga ir kiti sielos dalykai. O kai siela bus pamaloninta, kviesime tave prisidėti prie aplinkos gražinimo ir harmonijos kūrimo. Labai noriu, kad pajaustų mano gyvenimo tempą ir ritmą, tad pasistengiau tau sukurti veiksmą, kuris bus labai panašus į mano kasdienybę. Labai įdomu. Čia tau neprireiks išleisti nei centą. Tos kakavos, žinai. Nepadeda. Smegenų vingis kai turėti 2 paras kieme, tai biškai. Tikrai neskaitimas, galvoju. Tikiuosi, kad mes visą dieną ir praleisime šiame tipyje, bet neįsim jokių būdų į namus su šikšnosparniais. Ilgai namie neužsisėdėk, nes mano padelio treneris Edvinas lauks pirmoje treniruotėje. Padelis tai. Keliausi į ją vietoj manęs, tad nenuvilk. Spaudimas yra. Įdomu, ar atletiška bus. Neatrodo atletiška šiaip. Tie kaime pragyvenus, ten jie, ta kaimiečiai jėga yra šiaip. Jo, yra kaimiečiai jėga tikrai. Per metus gal užauga tikrai. Bet padelis, nahui. Juokinga labai, aš visą laiką žiūriu, kaip Sygelis žaidžia. Matei video, kur jinai nežaidžio tiesiog. Jo, stovi, lauki. Ir jai taip kamoliukus iš paveido numušinėje. Žiūri, sunkiai treniruoti. Jo, lova, net su rūbais atsigaliu. Su rūbais, su koža atsigaliu. Jėzus Marija, tiek prisilakščiau. Iš tikrųjų, tai net nežinau, kas tas padelis ir nesu žaidus. Tai kas tas padelis? Nežinau, tokia išlipimas iš savo komforto zonos, pabandyti naujų dalykų. Po aktyvaus sporto kviečiu tave užsukti į mano kvepalų parduotuvę, kur galėsi savo išsirinkti dovanų. O, labai faina. Ne, taigi palauk, sakai, kad natūralis mėgsti. Jeigu dabar pasims, tai čia bus konsuminimas. Palik tiem vergam, kurie nesuprant. Dėl finansų nesu galvos, palieku tau užtektinai, kad nejaustum diskomfortą. 700 eurų. 2 dienom. Aš nesu tiek matęs. 2 dienom 700 eurų. Neblogai. Aš tokį sakyčiau, aš pelenę. Čia tikrai tiek čia lanką jaučiu. Nemanau, kad būtų 100 eurų maks. O treniruotisgi galima ir kaime. Ten tokios platybės ir laukai, kad bent jau kamuliuko mušti. Kaime tam, kaip smagiai. Tai dirbti galima drąsiai. Opa. Toliau judam. Labai patiko, tikrai sugrįšiu, džiaugiuosi, kad turėjau galimybę išbandyti. Visai neblogai sekės, galiu pasakyti, kaip pirmam kartui, nežinau, kada esu užsigimusi tiesiog. Išsigimusi? Bet kur jinai sako, labai gerai sekėsi ir įdėt kadrą kaip nepataiko. Negali taip daryti. Tikrai sugrįšiu, džiaugiuosi, kad turėjau galimybę išbandyti. Visai neblogai sekės, galiu pasakyti, kaip pirmam kartui, nežinau, kada esu užsigimusi tiesiog padelinio žaidėja. Aš man iš pirmo karto. Aišku, tiko kamoliukų rinkti, nes šiandien aš princesė. Va, prašau, dar tik 4 valandos, o jau koks įsijautimas į princesės vaidmenį. O kol Iveta maudosi trenerio komplimentuose, Evelina bando įsijausti į basą. Išlenda iš kažkokios paščiūrė. Jo. Sugirdžius vaistų jau tai. Pridirbau, kur dabar tai pritrijas. Ir tai išeina tokiam laikim. Man žinokit patinka jau. Panašu, kad šiomis dienomis batų jai tikrai neprireiks. Reikia iš žemės semtis energijos. Eikst, jos basom kojom vaikšto po žemę visą dieną ir tada iškart į lovą jaučiu. Tikrai nesiprusęs to šaltų vandeniu, tada vakarė jau. Tingiu plautis tas kojas, pohui gal. Gal nieko to. Pohui, bet aš laukia pritriedžiu, ką. Nepatikėsi, kas ką tik buvo. Visą kiemą pritrisim, žinau. Semkis dabar energijos į savo pasom koją. Sakiau, aš tau negertus tiek kakavus. Bet norėjau pabandyti. Iveta slaptai jaučiu teleką palovą pasidėjus. Važiuoja arbatos daryti. Dar ankstoka kurti, reikia dar susikapoti.
Bijokit, esu Darius. Oi. Oi, koks sunkus žaidimas. Negal taip laikyti, blėt. Nu gal čia mes tik tokie, nes mano senelis tai irgi va, pasiėmęs tokią dydžiavą. Jo, bet čia turi profas, bet man tai lieka kojas labai plačiai išskėsti. Dėda kaip pravartau. Belia, kaip sunkus. Eik, man tai reikia tokia kažkokia švelnesnė plaktuko. Bet neneikime. O man pažiūrint, prasikirstas pirštas. Jo, jinai net nestabdo. Aš laukiu, kada tu prasikirsi. Bet kojas siaurais dėtas irgi tai be kojų. Į kelią tiesiai. Nu, eik, sušikti baisu. Nu, kapuokis. Bet... Kaip arti, matei? Jo, man per tiek. Eik, sušikti. Kaip jai pačiaisa visauga neįsijungi? Jo. Nes... Jo. Nesikelt. Nesąmonė. Eik, tu šikti, žiūrėk, aštris tie, kur va... Kaip vadina? Kirvis. Nu, pati meščionė. Meščionė, kur? Gal kiek per anksti pagėrė. Bet pagėrė. jos ken jau draugeškos, juokės savo. Arba intyčiojas. Tikrai ne. Tikrai nesidėtriusiu, kur jinai vaiksta po tą savo kiemą ir jinai myž tiesiog, žinai, nesustoj pamyžt. Jin eidama tiesiog paleidžia. Nes taupo laiką. Jos kol užkuria tą ugnį pusę dienos. Bet čia labiau su gamta susijungi, su numištom kojom. Raip, daržo, abidvi pradėt myžt tiesiog. Ble, man da numyžai salotas, ką tik. Tai koks skirtumas? Taigi čia gamta. Užplaukė man. Epizodėliai. Kur kaip ir draugė, bet jau kai susisuk, tai jau nebefain. Kai susisuk. Dar pasėtas pončius iš čia ir skilės, tai kai vaikšto šikną atsidenginiai. Kai reikės mums, sakai, mėtų, baziliko ir dar kažko. Tai mėtų ir baziliko ir gal eglių tų šakelių. Mėtos. Kur bazilikai pas tave? Bazilikas daržiukus čia taip išmėtytai, ne pas jūs? Tai su baziliko arbatą? Taip. Dar nesu taip paragavus? Ne. Ką dar? Bazilika ir eglių šakelių kelias. Tai gal tu dabar nueisi, ne? Gerai. Jau permetinė. Ten matau pritriestą yra jau, aš gal ne. Oi, ne. Tai gal, Amanda, tu šį kartą, žinok, blėt, aš tiek negaliu. Aš jau daug kam pasirašiau čia, aš nebegaliu. Man netiek svarbus tie mano kvepalai. Jo, aš pagalvoju, gal pokytą. Čia brėžiam ribą ties šito. Ten matau dušas jūsų. Jo, noriu parodyti. Dabar ne. Tikrai. O tualetas kur jūsų? Jo, nes tokie klausimai. Ne, nenoriu. O kur tualetas čia pas jūs turi tualetą? Nes ten žiūri prities, tai yra kodėl? Man klausimai kyla. Kodėl tu šį šūnų pilnai? Labai eina klausimai link to, kad yra faktas, kad prities. Tai aš gal už krūmų šiandien. Verdam, geriam smagiai, tai kol kas gerai, bet kai reiks jau dirbti, pažiūrėsim, kaip bus. Kol arbatėlė verda, dar galima užburti savo sėkmę šiai dienai ir su gintaro dulkėm paleisti visus norus į visatą. Aho! Šiandien mums ramybės. Dar visiems sveikatos. Geros nuotaikos. Šiek tiek jaučiu tą šamanišką širdelę ir savyje. Va, tikros raganos. Labai kurva tyčia, žinai. Na jo, tikros raganos. Tu nesuprastum. Mes čia vartojam, kai kameras iššūks, aš tau parodys tą stalčiuką savo. Toj suveiks, toj arbatą suveiks, palauktų čia. Va tada tai prasibūsim. Va tada tai raganystė. Va tada pajausi šamano nuotaiką, va tada tai bus. Oba, geras. Pirmą kartą gersiu arbatą su baziliku. Labai skaniai. O kokios gi šamaniškos apeigos be dainų ir balso išlaisvinimo?
Esu ne kartą buvus tokiam renginyje, kai taip dainuodavo. Atrodo, ir noris ir šipsuotis, pati nedrįsti dainuoti, iš ties nesmagu. Ką pagalvos kiti, toks tikrai būna tokia emocija. Ar tai juokis? Oi, smagu tai. Tai čia smagu, tai. Eik, tu šiaip. Galima daugiau atsipalaiduoti, bet visi kažkur pradedam ir nuo kažko tai reikia pradėti. Aš turėtų atpalaiduoti visai tas bam, 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 bet tu čia darbo turi neturėti. Jo, tu negali grįžti po 8 valandų pisimosis tiesiog, kur tau kruš proto ir bam, 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 ir tiesiog. Nu čia nesiderina dalykai, tu turi tada Ir kai tau dar jo daužo būgną per ausis, nėra, kad tau balonai. Dar tu grįžti, pavyzdžiui, tu paskolą turi mokėti vaikas namie klykiai ir tu rytą, kur vėluoji darbą, nes laužą reikia užsipirkti. Blet, nesi kur laužas. Fuck, vėluoji. Tu galvoji, žinai, okei, atsikelsi 7 valandą, tada arbatą kol virsiu laužę, dar apsireik tada. Praustis nereik, tai čia nusijam, čia. Eik, tu šik, tu pašiksiu irgi eidama į darbą. Tai kaip ir ne. Nors Iveta ir propaguoja šamanišką gyvenimo būdą, bet ryžtasi atvykti į Evelinos studiją Šiauliuose, kur galima įsigyti prabangius kvepalus mažais kiekiais. Labą dieną. Sveiki. Aš Iveta. Aš Ela, Evelinos mama. Malonu. Evelina įkūrė prabangių papų studiją ir labai malonu ir paruošė staigmenėlę. Kokie kvapai patinka jums? Ko kvepinate stipriau, gaiviau? Gaiviau. Uostykit, kaip būtų jum arbūzai. Man patiktų, jeigu liptų dar ant mano kūno, man būtų Sakų. Jo, kad būtų ko nemaloniau. Jo, kad kuo jau. Gal šikšnosparnių kvapų turit, man tas labai patinka. Mane ramina. Jo. Nenorėčiau kažką gaiviau, bet ne būtent tokį specifinį vieną vaisių. Pažiūrėkit čia. Irgi ne man. Ne jūsų. Pas Eveliną iš tikrųjų mačiau kapalus, kurie man patiko. Šitie. Šitie yra visiškai vasaros topas. Pasiflorai. Šitie jo, neblogi. Jie nėra sunkus. Galim netgi juos pasidėti tiesiog ant stalo ir išsirinksim keletą ir tiesiog čia turėsim iš ko dar kartą pasiuostyti. Gerai. Šitas yra visiškai natūralus, jis yra augintas ant perlų. Vienintelis, ką mes turim, jame nėra alkoholio. Bet tas... Jau perlai jai patinka. Jo, jau patinka, nes čia ant perlą auginta. Gerai. Jau tinka, net nepauostė. Gerai. Šakų sakelių gal? Liepų žiedai. Iš karto. Okei. Nu, net tokie sakai, kur aš mėgstu jo, bet... Net tokias liepos, pas mane kaime geresnės liepos. Skanus. O šitie geri irgi. Tas šiek tiek per saldus. Per saldus. Galim tada pasiuostyti iš to, ką jūs išsirinkot. Daug iš ko išsirinkti ir taip. Taip, galim pasižiūrėti iš šitų. Taip, reikim prie Evelinos kvapo, kuris jums labai... Jo, žinokit, labai fainas šitas. Gerai. Patinka, ne? Patinka. Aišku, jos skonis yra išskirtinis, labai šaunuolė, įsirinka vienu iš pačių prabangiausių šio laikų kvepalų. Žiauriai keista, kai stovi kostiumėlis su žiaulietišku akcentu šneka. Išsirinka pačius prabangiausius. Prabangiausius, kokius bet turim šičia. Bet žino, kaip išnaudoti šitą. Jau aš dabar, jeigu man duot kvepalų, aš pisiu... Liepų žiedus. Liepų žiedus. Arba tos, kurie Evelina turi. O gal tiesiog per tiek laiko gamtoje Ivetos kvėpavimo takai tiek įsivalė, kad ji prima tik prabangiausius natūralius kvapus. Beliko išsirinkti ir į mažą buteliuką savo persipilti nedidelį kiekį Mini, tik tai leidžia pasiimti versijas, čia jums kur. Aš galvoju, duos visą tą buteliuką, jai leidžia tik mini persipilti. Iš tų 100 eurų, 700 eurų nelabai jaučiai išeis nusipirkti. Jo, tą mažą buteliuką, vien 600 kokie. Nėra tokia pelenė, kaip atrodo. Labai prabangi mergaitė. Šitą, ta natūralesnė. Natūralesnė. Tai labai džiaugiuosi, kad išsirinkai kažką. Labai džiaugiuosi, kad patiko. Tokį tik tai buteliuką. Sėkmės tau šiandien toliau. Čia yra Evelinos dovana tau. Pasirodo, turiu labai gerą skonį, nes pati to nežinodama išsirinkau
brangiausius kvepalus studijoje, tai ačiū Evelina labai už dovanas. O Evelina visa prakvipusi prabangių Taip pro šiukšliadėžę praeidinėjai. Nereik man šitų prabangų. Čia yra mūsų šventa erdvė, palaikom ją švarę, tai nešim kilimus į lauką ir išsivalom. Gerai. O, čia nemažai bus. O kilimai gyvenimo tikrai matė. Jei mieste senų kilimų visi bando atsikratyti, tai šios merginos jiems suteikia antrą gyvenimą. Jau čia niekart nevalėta, ne? Pala, aš tau ištiesiu truputį. Parodė, kaip čia. Galvoju, blėt, išnaudosim tas kilimus išvalys. Ir taip autina, jau čia niekad nesat valysios, ne? Jau čia iš viso. Čia turbūt, kai nusipirkot ir nevalyta jau. Ir nusipirkot jau čia iš irgi dar Bet iš antrų jos jau rankų. čia davė visus darbus šudiniausius. Jo, kur, blėt, tai gerai, duosim Tai čia tas tegu kilimus. kilimą išvalą, išrav daržą ir vis- tūliką pavalydą. Jo, eik tu tą tūliką. Nu va taip, va, tiesiog iš visų jėgų ir kad Man? dulkės. Man viską, ne? Tu tik vieną turi? Jo, tik vieną, žinok. Į betą. Ai, kad vieną. Ai, Ai, tik vieną ir turi. tikrai tik vieną turi. Tikrai tik vieną. Nes man atrodo, aš tam Jo. kartą mačiau. Tikrai šlotų buvo. Aš vaikščiau. Buvo ne vieną, aš apsižiūrėjau. O te pasiėmė šiandien? Aš jos treniruotė. Siurblio čia tikrai nerasime. Tad teks apsimesti, kad tokio išvalymo tikrai užteks. Nu, Belekai Žiauriai tyčiojas, stumia, jo. eik tu, na. Apsimesim, kad užteks, kad čia nėra blakių šitam. Nes čia yra pilnai nusistačius laidą prieš pelenės. Prieš pelę, jo. Bet ir ant princesės labai varė, šiaip ant abiejų tiesiog. Nu gal, čia stum irgi, kaip Jo. mes. tokį kilimą aš jau iš vis nesitieščiau namuose. Dar vieną šūvį į daržą, akmenuką. Vieną. Tiesiog gulinčią spardą mando dabar su to pončiu. Jie nieko negali padaryti. Nieko negali, nes televizija filmuoja. Ar užteks jau? Užteks. Nu va, šitą jau būtinai žinoti. Nebesikuistų jau ten. Ateik, arbatos padariau. Labai daug alergijų galima įsivaryti. Na jo. Labai dulkių daug. Čia ne iš... Žinai, toliau. Tu tik valyk nešnekėjus. Mažiau bazarink, daugiau daryk. Ko tu čia atvažiavai, durnelė, tu varyk tas šišinis, tos kilimus. Aš tave apdulkinsiu čia. Šitą irgi valykla. Specialis. Atsitapė, nu kur. Man valytas šišinis. Vešim. Visai čia į naudą jums tą laidą žiūriu. Tadam. Visai naudą čia tą laidą jums žiūriu. Jie jau suprant, kad čia ją Jo, įkiša jo. ir negali išsipisinėti, nes filmuoji. Mes kiekvieną dieną taip darom. Duodu 10 tiesiog Evelinai už pirmą dieną, labai gražiai susitvarkė, kilimai iššluoti, viskas sulankstyta, sutvarkyta, pasaka. Darbai baigti? Palauk, Baltarankė nesu, esu tikrai daug dirbus ir dirbu daug, bet jau tokių fizinių darbų nebedarau. Man kaip karšta. O, kaip tik į dušą norėčiau. Bet čia ne darbai, čia pomėgis. Čia pomėgis, hobis. Eik nusiprousk ir jau galėsi pailsėti. Palydėsi į kitą dušą. Nu, einam. Aš dar tokio dušo ir nesu mačius. Čia dar gyventojai turit. Tai ta prasme mane visi matys čia. Aš maudaus ir taip prapučia mane, ne? Ekskliuzyvas - dušas vidury laukų, kur stovi savo taip, kaip mama pagimdė. Ir tikėsi, kad stipresnis vėjo gūsis neparodys visų grožybių. Tik kad aplinkui negyvos dušios. Vanduo. Va. Taip. Vėjas. Vėjas, mačiau. O Ivetai vietoj dušo visas ežeras, ant kurio kranto įsitaisė Veik parkas Marionetė. Nu ką, Iveta, atvykome dar vieną aktyvią pramogą, vandenlentės ir bandys tave Mažvydas pamokyti, ar nebijai? Nebijau, bet nesu bandžius. Kieme buvom su draugiam, dabar reikėjo išvažiuoti. Su ta teta dabar ta šamanė Jo, važiuoja. atvažiavo ragana pas Jo, manęs mokyklai taip sako, pas mane namie tai ragana gyvena. kažkokia dabar. ragana. Mokytojas, kas vyksta? Viskas šeimoje pas tave gerai. Kristalus į baseinus leidžia. Labai patiko, bet rankos dreba, pakankamai sunku buvo laikytis, turiu čia muzuolius ant rankų ir keletą kartų visai skaudžiai ir prigėriau ir apsiverčiau, bet kaip pirmam kartui užskaitau, kad gerai pavariau.
Visai tinka mūsų peleniai miesto pramogos. O dar, kai jos arti gamtos, tai gal visai feng shui? Gal sugundysime atgal į miestą grįžti? Gal visai feng shui? Tai gerai, kai pirmą kartą tikrai greitai atsistojom ant lentos, pasukom, sekantį kartą mokinsimės posūkį daryti. Dar kartą tikrai bandysiu ir tikrai sugrįšiu. Dar keli bandymai ir jau pilnavertė plaukikė. Šaunu. Gerai, apsiversk ant pilvo, partempsiu atgal. Labai gerai. Kas trapiausia mokinė? Aš! Dedam lentą. Tik vieną kartą prigėriau, visai gerai. Labai gerai. O kaime merginos jau ruošiasi miegoti. Tik ar Evelina liks viena su šikšnosparniais? Ar visgi Amanda leis jai nakvoti tipyje? Sutariam tai, kad aš čia nenoriu miegoti, nes man labiausiai. Aš suprantu, aš taip irgi miegočiau. Aš ant tų kelimų, kur išsivalėjai, bent žinai, kas yra. Nepatiko, aš šiek tiek bijau to mažiuliuko šikšnosparnių. Kodėl? Taigi fainai. Žiauriai, fainai. Taigi tokie draugučiai. Einam, aš su tavim galiu. Su manim? Su tavim. Nustebau šiek tiek jos pasiūlymą kartu miegoti, bet ant tiek toks draugiškas vaibas užsimesgė tarp mūsų, kad galvoju, ko ne. Gerai, galim, tik nesilės prie manęs. Kodėl kartu norėjome? Po tokios aktyvios dienos. Ir vargšui Dainiui ant sofos reiks miegoti. Jo, kur Dainius miega? Arba pas dukro kambarį gal. Pakrytę. Ant žemės. Aš pas tave miegosiu šiandien. Ten, kur šiaip išvaro jie, Evelina, kai susipyksta. Pas dukrą ant žemės. Ir įpisa, žinai, dar viskio. Ir dukrai sako, Elija, tu mane kaip tėvą myli? Myli? Kaip tėvą mes? Arba aš tave myliu labai. Jo, Elytė, Jėzus, Elytė, dramba. Kad ir kas su mumis, tarp manęs ir mamos bus. Visada mylėsiu tave. Aš vis laik su tavim. Elytė, tu mano širdelė. Rytą atsikelia moralkės, kad šūtų prišnekėjo dukrai. Aš tau Elijas, vaikų vakar. Adėk nepridariau. Nieka, tėti, viskas gerai. Kur, ne, Girta, žinai, Elytė, žinok, aš tavo mamos nelabai mėgstu kaip žmogaus, supranti. Nu, sakai, kad mamos nemėgsti. Ne, jin yra labai kaip figūra moteriška, bet aš kaip žmogaus, aš nekenčiu. Aš nekenčiu. Kaip žmogaus, nemėgstu. Vargau ir paskaitysiu dar daug gerą knygą. Turim bendrų interesų, sielos vaistai paskaitysiu ir jau eisiu ilsėtis. Tai su didžiausiu dėkingumu užbaigiam visą šitą dieną. Labai smagiai ją praleidom ir taip ir užbaigiam savo vakarinį ritualą ir eisim miegučio vienu metu. Labai gera energetika sklinda iš Amandos, tai tikrai drąsiai. Nu, gerai. Taksą kviečia jau iš sodybos. Oi, čia boltai nevažiuoja pas jums, ne? Gerai, vyrui skanotamu, ką galima mane paimti. Aš sakiau, kad tai bus. Aš išgeręs dolausias. Aš nebegaliu. Pasitikėti ją ir net miegotise, tai toks jausmas, kaip pažinočiau ją. O tai kurios miegoji tipį? Labanakt, merginos. Ryt laukia ne ką mažiau įspūdinga diena. Kartu išmiegojusios Evelina ir Amanda pasitiko naują dieną su nedideliu nesutarimu. Laukiu aš jau tavęs, kur buvai. Ruošiausi, bet čia labai smirda. Galiu pakvėpinti šiek tiek? Nu, man nelabai tokie patinka. Prašau, bet žinok, labai čia tokį pelėsiu kažkokiu, man tikrai nemalonus jausmas. Tokias draugės prie visko galima priprasti. Pradėsim rytą, žinok, taip, išsitrauksim kortą. Bet absoliučiai, čia yra tas bedarbis draugelis antradienio vakarą. Išsitrauksiu dabar kortą. Jo, kur siunčiu videkus, jo. Guli prie ežero. Vakarytas visi darbi, jisai vienas. Va, vienas prie ežero. Taip, nahui, vienas, nes visi darbiai yra. Visi darbiai yra. Tu skatinai tokį gyvenimą, bet negali žmonės tokį gyvenimą gyventi. Nu, tu paprasčiausiai neįmanoma, kad tiek laiko turėtum pas save. Nesvarbu, kaip pati jauti, tiesiog išsidėlio, kad galėtum pajaust širdim. Apie ką čia bus? Turi pati pasakyti, apie ką. Kas man traukia kortas ir pats susigalvoja, apie ką. Oi, man čia labai seksis kažkaip, man čia daug pinigų, meilės.
Neblogai čia man sekas. Čia tas, man atrodo, su velnio ragais čia yra geras. Jo. Kad nužudys velnę. Taip, čia kur liepsnas dega, tai aistra bus daug aistros. O čia yra šventikė, tai man atrodo, kad tu prisijungsi prie mūsų šamanių gretų, nes čia yra Įtrauksit mane į tą liūną savo. Įtraukti gal ir neįtrauks, bet žiūrėk, gal ir pati susigundysi ateiti čia čakrų prasivalyti. Bet dabar kibkime į darbus, kuriuos pažadėjai Amandai įvykdyti. Bandom šitą stalą. Aš žinok, buvau pagalvojus, kad jūs čia gyvenat. Ane? Jo, aš buvau, kad čia tokia babulka gyvena, žinok. Galvoju, kad pas babulką atvažiavau. Čia bildukai tik gyvena. Į šitą galinį kambarį nešam šitą. Į šitą galinį kambarį? Taip, šitą. Labai sunku. Pasistai, nesunku. Blėt, Evelina, biškį, nahui. Nesunkus tas stalas, gerai. Stalą, esi neštų stalą. Pažiūrėk į mane ir pažiūrėk į tave. Aš nieką nevalgau. Tu turi pilną valgyti. Nepaneši stalą, noriu pasakyti. Nepis čia proto. Aš ant pusfabrikačių gyvas. Jau šeimininkė grįž, patenkinta. O, palauk, žiūrim iš kur. Stiprus. Šiaip apkalbinės ją dabar tam vyrui. Jo. Nes su jie į mokyklą ėjom. O dabar tu įsivaizduoji. Jo, įsivaizduok benamę praktiškai benamę žmogus. Pelėsis visuose šikšnu. Aš sakau, aš ten nemegos. Ir paskutinė iš galo ten nunešam. Ir bus. Bus darbai padaryti? Taip. O, čia jau yra ką veikti. Šitą reiks lauką išnešti ir per ten jaučiu, nes aš nelabai suprantu iš tikrųjų. O ką jūs čia darote iš šitokių dalykų? Aš žinok, pati tau nepasakyčiau šiuo momentu. Bet čia sugalvoju. Tiesiog susigalvoju darbą jo. Į lauką turėsim. Mes nešim dabar. Jo. O kam? Nežinau. Tai įsivaizduok, tenai pas tą Eveliną, tu gali žiauriai daug veiklų prigalvoti, ką šiaip žmogui veikti. Pasies kokios veiklos. Neš stalus nebent. Šamaniškai viskas. Tie operatoriai sėdi, kuiznai, stalus gal išneškit kažkur į lauką, čia pilna tų stalų. Jo, aš galvoju, jūs čia gyvenat. Ne, mes čia negyvenam, bet nešam stalus. Mes čia negyvenam, bet sunešiojam. Čia gal vaiko lovytė? Ne, stals. Labai gerai visi darbai atlikti, nieko netrūksta. Traukinukas darbų. Nu, aš čia gerai pasportavau. Nu tai. Aš žinok, kakavą prigerk ir tu faina būsi. Atsipalaidausi. Jos jinai visą dieną, taip, traukinukas darbų. Kaip ant raminamųjų visą laiką. Ant dezapamų išskrinda. Visą laiką. Traukinukas darbų. Nu, viskas, pastatom ir bus gerai. Aš jau nesuprantu, mes. Darbai atlikti? Ak, jau buvo. Džiaugias, pirmą kartą tiek daug nudirbu. Aš visą laiką tik sėdžiu, geriu arbatą, kortas dėlioju. Nu, čia tos stalus nešėti. Vertinu savo buvimą visiškų 10. Iš ties Evelina susitvarkė neprastai, o ir darbai nebuvo sunkus. Gal net taip jau čia. Nu, susitiksim dar, ne? Taip. Jau kortos rodė, kad susitiksim. Naturalistai, toks vaizdas patiks. O dievai. O Jėzau, taip ryškiai. Wow. Gražiai. Taip, ta Evelino mokykla ir atsimenu tą. Na gerai, nesitikėjau. Gerai, gal ir nebegrįšiu aš ten. Jo, dabar pagalvojau. Dabar pamačiau gal... Prisiminiau studijų laikus kažkaip. Jo, kur dažydamės, eidom į diskanus, ten su bernais kažką. Dabar su Amanda, kur... Gal irgi nesant Amandą. Nu, gyvenam dviesi, Nutriedžia visą tą kiemą. Visą laiką, ar aš taip noriu gyventi? Smirdžia, eik. Tarp tų pelės, galėčiau butą išsinuomoti, kur aš Šeškinėje gyventi normaliai. Ramiausiai savo. Vis tiek galėčiau tas jogas daryti, taigi nebūtina miškiai gyventi, kad jogą daryti. Aš visai nepagalvojus. Aš taip nebuvau pagalvojus, aš galiu kortas ir namuose, normaliai gyventi. Ir tualetą turėti viską, nebūtina. Laikas vykti į susitikimą. Labai įdomu, juk merginos susitiks po tiek metų. Labas. Geras. Nu jo, čia valmuo. Iš ties Iveta man nėra, kad labai. Nesitikėjau, kad tu tokia bomžėsi. Tiesą sakant, tai Iveta. Ką? Šikšnosparniai. A ne, ar rimtai tu čia?
A tu mokyklai? Mokyklai. Atrodo šeima, viskas normaliai. Su šikšnosparniais mėgiu. Jėzus, Marija, į vietą susitvarkyk. Aš tau žiūrėk, aš tau padosiu pinigų, aš tau padėsiu. Tu Amanda, nesveika, yra, tu bėg, ko toliau nuo jos. Pasikeitusi. Labai panašiai atrodo, būčiau tikrai atpažinusi gatvėje iš karto. Kaip tau tai pasikeitė gyvenimas? Man, žinai, aš atėjau tavo namus, man buvo wow. Ir iš pradžių iš tikrųjų neslėpsiu, labai kraupu buvo, ypatingai kaip užlipau antrą aukštą. Tie šikšnosparniukai, mažiukai, kažkas tokio, dar man ta Amanda sako. Tai miela čia yra. Nu, faini. Draugučiai. Miegoti viršų. Aš sakau, ne, aš su ją nuėjau miegoti. Tai, nu labai, tas dar toks kvapelis. Ta nelabai turi ką pasakyti, nes gerai gyvena. Jo. Oi, nu jūs geriau gyvenat jau. Pas jūs kvepia. Žodžiu, buvo keistas experience šitą laidą. Tikiuosi, kad patiko ir gal reikės apžvelgti dar princesės pelenės arba kažkokių kitų. Parašykit, ar šits fainiau buvo, ar kur vaikus reagavom, like, subscribe, nueikit į Patreoną dar mūsų irgi. Jo, pačią paliksim nuorodą į Patreoną. Nes ten pamatysit nekirptą versiją, kur šnekam nesąmonės. Kur šnekam dalykų, kurių negalim čia šnekėti. Always had a way to make it work and find another route.